Nepastebėjai, kad biški tolsta vienas nuo kito. Bet, seniai, nepradėk šitų nesąmonę. Žiūrėk, aš nieko nepradedu. Atsirado Vaitekūnas, mes vis rečiau matomės, tu vis dažniau būni su juo, mums reikia kažką varyti kartu. Vieno didelio, kaip senais laikais. Alio, Markai, tu čia? Kur tu? Girdi? Mes turim padaryti arenų turą. Seniai, čia bus bomba. Aš tau atsakau, pamatysi. Arenų turas. Gerai, Markai, iki. Ne, žiūrėk, aš suprantu, kad utopinė idėja, bet prisės. Pabandom analizuoti, pakapstom, kažkas gausis gal. Seniai, tu pirmiau valyti 200 bilietų. Žiūrėk, čia ne apie mane, ne apie Alytų, žiūrėk. Podcastas būna su 7 štukų peržiūrų. Jeigu bent iš to 5 štukų peržiūrų bent bus ateis, kiek bus? 25 gabalai. Gerai, Markai. 5 arenų. Jau matau čia. Nes... Benai. Nu. Aš tau savas? Nepradėk dabar. Ne, žiūrėk, sakei, klausimą galėsi eiti. Ar aš tau savas? Nepradėk. Ar aš tau savas? Atsakyk ir viskas, paprastas klausimas. Savas. Nu ir viskas, o ką mes darom su savais? Einam iki galo. Būtent su savais mes einam iki galo. Seniai, čia bus bomba, aš tau prisiekiu. Gerai, bet darai be nesąmonę. Bazaras. Kas čia? Bilietas į mūsų sėkmę. Planas. Čia Karterio ir Stongaus numeriai. Aha. Karlis nekelia, bet jis vis laik Stongus skambina. Lemba, Stongus irgi nekelia, jaučiu tos togauja su vaikais užsienį. Kam tai skambinsi? Sveikas, mantelė. O, Bensi. Ką tu? Nieko. Ką pats? Ai, irgi nieko tai. Tu žinai. O žiūrėk, čia tokių klausimų. Noriu paklausti, darot arenas iš šiemet? Ne, šiemet ramiai, žinok, galvojam pailsėsim, bet galim šiaip susitiks, kad... Ai, nedarot, ne? Ramiai šiemet, supratau. Labas, Mantai. Aš irgi esu čia. O, Markelis, kad jau esi, tai gal privežt, gal... Nedaro? Nedaro. Sakiau. Tai gerai, galim daryti kažko kitų tada. Laisva niša mum yra. Pirmin! Dujos atgal! Ką tu žiūri? Jankio tokia šipylė mano mėgstamiausias video. Tu matai, kaip jis gerai padaro. Vienas prie vieno to Japoną. Pirmin! Ugnis! Atgal! Blem, jis toks nejuokingas būdavo. O dabar jau tipo nebejuokingas? Juokingas, bet nusprendė televizija ir stand-upas... Seni. Duok man kalbėti. Tu esi žiauriai juokingas. Dėl to mes čia ir atvarėm. Tiesiu taikį. Arenose? Nu, Sen. 5 arenos. 4 mėnesiai pasirašymo. Visa šlovė tavo. Tau atrodo, kad man šlovės trūksta? Bet Stasiulis išėjo iš tavo laidos. Nu, tai Stasiuliui rimkite tas arenas. Kvietėm, bet jis... Markai, net senis, tas tiulis ne variantas. Tu, čia yra apie tave. Tau reikia tiesiog atvaryt, daryt ką moki geriausiai ir džiaugtis legendos statusu. Viskas. Žinok, selo tai aš tikrai nedarysiu. Tai nesela, tau stand-upint reikėtų. Stand-upin. Seniai girdėjau šitą žodį, jau buvau visai pamiršęs. Būtent, seni. Mes tau duosim šansą sugrįžti savo šlovės piką ir susirinkti visus laisvus laurus. Nu gal, čia būkim sąžininkai, galbūt labiau aš jums duosiu šansą. Būtent, tu teisus. Sutinki? Tarkim, bet 3 valandas dabar dar neturiu. Seni, kislekas be darbo tikrai išrašys, parašys, viskas gerai. Kislekas. Kaip seniai girdėjau šitą žodį, visai buvau pamiršęs. Pala, o nėra dabar blogai su baltarusais dirbti? Ne, mes per kitą įmonę padarysim, žinau, nesparink. Bairiam dar sankcijų nėra uždėta. Bet pala, o ką jūs veiksite arenose? Ne, nu gerai, Markai, taip, tu vairuoji, bet o tu, Benai? Nu, aš šiaip kaip ir apšilęs galvojau, šiaip, nu, irgi stand-upinu, aš turiu tų bairių pasirašyti. Mhm. Benai. Turi bairių tikrai žvengia žmonės. Benai, ką tu veiksi arenose? Galvoju pristatyti gal? Idėjas. Pristatysiu, kad jūs... Bet babkių tai tu negausi. Nu, Ne dėl babkių, žiūrėk. pinigų. Dėl draugystės. Savi lieka su savais vėl. Paskutinis mano prašymas. Privešiu nesparink. Porą zvonokų, daugiau pigiau, na, aš žinau, turiu kontaktą. Ne. Man reiks partnerio. Bars, fu! Paleis žmogų! Alio, jums viskas gerai? Galvau, koją nutrauks. Klajumai. Tėti?
Ką tu veiki čia Trakuose? Trakuose. Linkiu pasveikti. O tu čia gyveni gal? Aš visus tos bairius sugalvojau ir jis po to dar ant kėdės mano sėdėjo. Žiūrėkit, ką vėjas atnešėm. Didelis vėjas turėjo būti. Ar išpašnervėtas tavo vėjas. Va, jisai mums idealiai tinka. Tu pažiūrėk, kaip jis atrodo. O tu nori kažko norėti už save? Yra momentas. Dominikai, o ką tu veiksi per šias kalėdas, gal tau darbo reikia? Ne, palauk, tai pasižiūrėsiu. Žinau, gal ir įterpčiau kažką, o ką? Vsio, turim. Mes padarysim marketingą, bilietus viskas planuosim, jum tai reikia chillint ir mėgautis. Ką čia man reikės daryti? Humoro klubą, prisimeni? Tai man laukia reikės šalt vėl? O pala, nėra taip, kad tu dabar gyveni laukia. Man bent jau auksinių svogūnų ves nereikia, gerai? Jau sudeginai tiltus tik tu.